Sveiki, gyvi, tai naujas video ir vėl nauja kelionė. Tai praeitą kartą važiavome į Latviją, bet šį kartą važiuojame į Kauną. Važiuosim, vis dar būsim Lietuvoje. Tai va, autikas jau paruoštas, stovi, laukia mūsų. Aš jau daiktus pasidėjau į. Tai mes susiruošiam, sulaukiam visų ir po truputį judėsim link Kauniuko. Atvarom į Kauno 9 fortą muziejų čia kažkoks. Tai va, aš dabar jau viduje esu. Nu, čia... Tai va, toj nusiperkam bilietus ir varom apžiūrėti 9 fortą. Tai čia yra paminklai kažkokie tais, kai vyko karas. Tai čia žudė žydus, man atrodo, va šitoj vietoj kažkur. Tai va, o mes dabar eisim į tenais į tą fortą. Čia yra vadinamas karceris, šlapesis karceris, nes čia būdavo lubose skylė. Ir va, vanduo tokia. Dabar jau nėra tiek daug, kiek anksčiau, bet dabar jau yra gan nemažai. Čia vat yra antras karceris. Tai va, einam dabar trečia, sakė, gal mūsų uždarys, tai va, varom iki trečio kartą. Čia dušų buvo, tualetai. Viskas, mūsų ekskursija baigta, dabar prasideda apžiūrėjimas. Čia kažkokia vodkos butelis, čia yra iškasenas ir taip toliau. Kažkada buvo aplankęs daug, Lenkijoje buvo aplankęs ne vieną iškasenų muziejų, tai tie video turėtų būti kamputyje. Čia kažkoks pavaizdavimas viso 9 forto, man atrodo, čia 9 fortas, yra pistoletas, kulkos, ne kulkos, o žiūronai. Čia kažkas, čia kulkos, čia valiklis. Aš, nu ką, viskas. Man atrodo, viskas jau varom iš šito fortuko link Laisvės alėjos. Palikti 9 fortą ir varysim į Laisvės alėją, Tado Ivanausko muziejų ir į dar kažką. Jau zdarovai! Jo. Dabar jutuvė visą. Ta, už manęs yra Kauno pilis. Dabar ją neisim, eisim į Laisvės alėją. Tenais nueisim į Tado Ivanausko muziejų, kuriame irgi esu buvęs. Nu ir tiek. Nu ką, jau patekome į Laisvės alėją. Tai dabar einu ir žiūriu. Gal net iš kokią kebabinę užmatyčiau. Bet dabar einam į Tado Ivanausko muziejų, kuris, man atrodo, matau, jo. Tai va, aš jame esu buvęs. Like, subscribe. O žmogus gerai šneka. Like ir subscribe. Na, o mes lekiam į Tado Ivanausko muziejų. Galbūt kažkas atsimenat. Čia esu buvęs, filmavęs. Jau ką parodęs. Čia mano mėgstami draugai. Šitie pingvinai, stručiai, mano mėgstami draugai. Paskiau. Pingviniukai. Ten paukščiai, pelėdos ir taip toliau. Žmonių, aišku, daug. O mes nieko nelaukdami greitai pražiūrim, pračekinam ir varom toliau, nes aš jau esu buvęs, tai jeigu norit pamatyti daugiau šio muziejaus, tai video palieku kažkur descriptione. Nu ką, tai kaip sakant, Tado Ivanausko muziejų apibėgom, apžiūrėjom. Nu ir ką, dabar Laisvės alėja einam link Hesbo, nes kebabinių tai nematyt. Pasižiūrėjau, nelabai radau. Yra gal viena kita, bet atsiliepimai nekokie. Tai va, yra Hesburgeris, einam ten pavalgyti. Nu ką, tai pasiėmėm biškį maistelio. Tai pasiėmiau fantą didelę, bulvyčių ir 2 cheeseburgeriukus. Nu tai ką žinau, žiūrim. 7 iš 10. Kadangi tai nėra geras maistas. Bet šiaip visai nebuvo, kaip šlamšmaičiušiai, tai skaniai. Tai dabar pavalgiam šitam Hesburgerį, tai išleido apie 6 eurus.
Nu tai galime šį kartą skaičiuoti, tai jau išleista 46 eurų. Du panai, subscribe! Subscribe on Dovydas. Geniukas, Arba pasistingus naktį ateis. Jo, teisingai sako, nepamirškite subscribe, laiko. Jisai geriausias youtuberis. Žiūriu kiekvieną dieną jį, Kiekvieną sekmadienį naujas video. Taip. Taip, Dovydai. Taip. Tai viskas varom. Toliau. Palaukiam visų. Dabar judam link karinio muziejaus, man atrodo. Oi, Dovydai. Mes tavo fanai, Dovydai. Follow ant Geniukas. Subscribe Geniukas, prenumeruojam Geniukui. Greitai prenumeruojam Geniuką, nes kitaip jūs ateina. Geniukas! Nu tai ką, atvarėm į Kauno karo muziejų. Tai varom į vidų. Patekom. Tai einam dabar apšėsim dviratukas. Čia yra Kauno karo muziejus. Tai va, tai greitai apžvelgsim, turim laiko iki 3:30. O dabar aš net tiksliai nežinau kiek yra, bet apeisim, apžvelgsim. Gal kažką įdomaus čia pamatysim. Žiūrėk, lituanikus dužinas. Nu, čia gali būti ir imituojama, gali būti ir padaryta, bet galbūt iš tikrųjų ir tikras. Tiesos nesužinosim, bet aš manau, kad čia tikra, nes labai panašu. Sulamdyta, senoviškai atrodo. Čia šalmai, čia ginklai, peiliai, čia va tokie naujesni, gražūs prabangūs. O čia vien šalta. Visokiausi revolveriai, iki šotganų ir taip toliau. Nu jo, va, tiek. Ai, bet čia dar seniau, kai žmonės kovodavo su vietinių variais, tai va, sudėliojom visą Lietuvos rajonus. Davai toks šešėlis liukso. Va, sudėliojom visus Lietuvos rajonus, ar kaip tam vadės, čia kažkokie dėžutė. Detalės. Šiandien iš karo muziejų. Tai Vytauto. Gerai. Ir mes šiandien iš Vytauto didžiojo karo muziejaus. Toliau sakykit, ponė. Gerai, tai jo, dabar varysim į Trakus, pasėdim ant liūto ir važiuojam. Kaip šiandien čia mėlynas buvo. Sumuoji? Tu jau gali išjungti raudoną. Raudoną mygtuką. Ką ant kiekvieną video reikia paspausti? Padėtum mygtuką ir prenumeruoti! Nu ką, tai viskas. Kelelis užbaigtas, grįžom į Trakus. Nu ir viskas. Šią dieną ir šią kelionę mes užbaigsime. Išlaidos buvo 46 eurasai, kažkuriam kampe matysite. Nu ir viskas. Tai ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi, kad patinka toks kontentas. Jeigu norite daugiau, tai paspaudžiam patinka, subscribe, kaip ir sakė. Padėtum mygtuką ir prenumeruoti! Tai va, iki.